Tai sveiki visi. Norėčiau pradėti nuo bendro mūsų hakatono konteksto. Inovacijos neprasideda nuo technologijų, jos prasideda nuo gilaus problemos supratimo. Net nebejoju, sutiksite su manimi. Prieš kurdami sprendimus turime klausti ne ką galime padaryti, o kodėl tai yra svarbu. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis per 2,2 milijardo žmonių visame pasaulyje šiandieną kenčia nuo regėjimo sutrikimų ar aklumo. O maždaug pusė šių atvejų išvengiami tinkamos prevencijos ir ankstyvos diagnostikos dėka. Europoje regėjimo sutrikimai yra 4. pagal dažnumą sveikatos problema tarp vyresnio amžiaus žmonių, o prognozuojama, kad iki 2050 metų pacientų skaičius padvigubės dėl visuomenės senėjimo. Daugelį ES šalių oftalmologų skaičius per pastarąjį dešimtmetį nespėjo augti kartu su poreikiu. Dėl to konsultacijų laukimo laikas dažnai siekia net 3-6 mėnesius. Yra atvejų, kai net ir iki metų. Tai reiškia, kad regėjimo problemos yra sisteminė ir socialinė problema, daranti įtaką mūsų gyvenimo kokybei, produktyvumui ir neabejotinai net ir ekonomikai. Prieš hakatoną mes norime pradėti nuo pokalbio, nuo supratimo, ką ši problema šiandieną reiškia žmonėms, kurie su ja gyvena ir dirba. Tad sveiki dar kartelį visi prisijungę prie artėjančio hakatono Hospiton Mission Vision diskusijos, kodėl mes hakiname regėjimą. Leiskite man pristatyti šios dienos pašnekovus. Pasisveikinkite su Lietuvos akių gydytojų draugijos pirmininkė, LSMU ligoninės Kauno klinikų gydytoja oftalmologė profesorė Vilma Jūratė Balčiūnienė. Sveiki. Sveiki. Taip pat su mumis šiandieną į pokalbį prisijungia aktyvi Lietuvos ir tarptautinių projektų visuomeninės veiklos susijusios su akių sveikata dalyvė Regos inovacijų instituto bendraįkūrėja Audrė Grybauskaitė. Sveiki, Audrė. Sveiki. Taigi, labai malonu, turime itin įdomų sąstatą šiandienos diskusijos, o aš norėčiau pradėti nuo kelių pagrindinių tezių ir man bus labai įdomu išgirsti, kokia yra jūsų pirminė reakcija. Aš paminėsiu tam tikrą teiginį, o jūs man pasakysite, jūs su tuo sutinkate ar nesutinkate. Ir abiem atvejais galėsime truputį trumpai pakomentuoti. Taigi, leiskit man pradėti. Sveikatos technologijos dažnai užstringa dėl biurokratinių ar neaiškių reguliavimo procesų. Kokia yra jūsų nuomonė? Visiškai pritariu. Atsiprašau, aš jau įpratus būti pirma. Viskas tvarkoj. Visiškai pritariu, todėl kad, aišku, be tų biurokratinių mechanizmų mes negalėtume tikrai daugeliu atveju startuoti, nes turi būti viskas patvirtinta ir priimtina ir reglamentuota, tai tikrai taip, mes negalim bet kokios naujovės įvedinėti nepasitikrinę, ne? Tačiau tikrai labai sunku, ką nors naujo įvesti ir tą galiu drąsiai teikti. Dirbu didžiausioje Lietuvos ir Pabaltijo ligoninėje ir kaip norim ką nors tiesiog palengvinančio padaryti ne tik savo, bet ir visai savo komandai, vis tiek stringame. Ar tai būtų netgi elementarus dalykas, kokios medicinės dokumentacijos tvarkymas, stringame ir ten, nes, vienas dalykas, manau, kad sunku daugeliu žmonių ką nors keisti, nes keitimas jau yra išėjimas iš savo ribų, o kitais atvejais tai, tiesiog tas biurokratiškumas iš tikrųjų. Profesorė Jūratė, žodžių sistema mėgsta stabilumą, mėgsta aiškumą ir jeigu veikia prieš 100 metų, tai kodėlgi mes čia po velniais ką nors turėtume keisti. Audrė, ar turėtum ko pridurti iš savo perspektyvos šito klausimu? Taip, aš kaip silpnaregė ir inovacijų vartotoja tikrai galiu pasakyti, kad stringame šitoje vietoje ir dažnu atveju inovacijas mūsų bendruomenė domisi apie inovacijas būtent iš užsienio valstybių, parsiveža naują inovatyvią techniką, išmaniuosius akinius ir kitas priemonės, kad jūs lauktumėm Lietuvoje gerokai užtrunka. Supratau. Gerai, teiginys numeris 2. Inovacijoms būtinas tvirtas teisinis pagrindas nuo duomenų apsaugos iki finansavimo modelių. Profesorė, kokia jūsų nuomonė? Gerai, vėl pirma. Tikrai reglamentavimas jau iškart paminėjau apie tai, kad reikalingas, nes negalime iš tikrųjų bet ko paleisti visiškai, taip, laukiniškai, ar ne, wild.
Tai manau, kad tas reikalinga tikrai. Na, dėl finansavimo tikrai nebūčiau tikra, priklauso. Aišku, jeigu kalbame apie aparatūrą, taip tikrai, bet kartais užtenka kokių nors inovatyvių sprendimų ir tikrai naujesnių pasiūlymų ir kito požiūrio, ne kasdienio požiūrio, ir tai nekainuoja nieko. Supratau. Audrė, kreipiuosi pas tave. Koks yra tavo kaip vartotojo požiūris? Galų gale, mes dažnai kalbame, kad inovacijom turi būti šioks toks rizikos apetitas, tiesa? Ir kaip inovuoti, jeigu viską teisiškai uždraudžiam pabandyti? Tikrai taip, labai pritariu profesoriai ir manau, kad turi būti reglamentuota ir suteikiama pakankamai laisvės ir inovacijos turėtų būti taip pat labiau prieinamos ir vartotojui. Tai manau, kad ir finansavimas vis dėlto yra svarbus ir naujom idėjom įsitvirtinti rinkoje. Uždarom šitą. Trečias mano teiginys, šiek tiek mes jau čia galbūt ir palėtėm, bet vis tiek man įdomu tokį kaip kontekstinį, tokį kaip ir stulpą aptarti. Inovacijos turi būti prieinamos visiems, o ne tapti elitiniu sprendimu, kuris dar labiau didina atskirtį. Mintis čia yra paprasta. Įprastai medicinoje inovatyviausi sprendimai yra kažkodėl teikiami būtent privataus kapitalo įstaigose teisingai ir nebūtinai visose ES šalyse. Tokiu būdu įsigalioja kažkoks medicininis turizmas. Profesorė, koks jūsų požiūris šito klausimu? Na, aš už tai, kad būtų tikrai kuo plačiau prieinama. Čia ne tas atvejis, kad elitas turi. Šiame kontekste šiek tiek kitaip gali nuskambėti, tiesa, bet mes apie žmonės. Taip, bet iš tikrųjų turi būti kuo plačiau prieinama, tai bus geriau, bet vis tiek kažkas turėtų savotiškai išbandyti. Tai nebūtinai turi būti kažkur ar ekspertai, ar žmonės šiaip, vėlgi, galų gale dėl saugumo kai kuriais atvejais, ar ne? Tiek duomenų saugumo, tiek, vėlgi tos technologijos saugumo. Tai manau, kad ir taip, ir taip. Audrė, kokia būtų jūsų pozicija? Nes iš tikrųjų, iš žmogiškos perspektyvos, kai pasigalvoji, galbūt tam tikros klinikos itin stipri specializacija ir polinkis į inovacijas gali būti pakankamai neblogas, taip vadinamas smėliadėžės efektas čia gali sužaisti. Ar šioje vietoje vis dėlto visi turėtų gauti panašiai, taip pat ir jokių čia išskirtinumų net ir negali būti? Mano nuomonė, tai ir tikrai galiu teikti, kad regėjimo sutrikimai nesirenka žmonių pagal statusą, finansinę padėtį ir tikrai išgyvena šitas problemas įvairių žmonės ir labai svarbu, kad iš tikrųjų prieinamos inovacijos būtų visiems, gydymas visiems ir tai nebūtų kažkaip brangu, lėčiau, mažiau prieinama. Vis dėlto, aš už tai, kad turi būti visiems prieinama. Suprantu. Taip, žinoma. Pridėsiu gal, jeigu kalbėt vėlgi apie tą privačios ar neprivačios, tai kodėl kartais privačiose tas įvyksta greičiau, todėl kad lankstesni mechanizmai ir nereikia to ilgo kelio biurokratinio eiti, kol gausi visus leidimus. Tarkim, netgi įsigijant aparatūrą. Daug metų klinikose norim įsigyti naujausią optinės koherinės tomografijos. Ne naujausią, bet tokį geriausią, turbūt optinės koherinės tomografijos aparatą. Ir iš tikrųjų labai sunku tą padaryti vien todėl, kad jisai yra išskirtinis ir jeigu centralizuotai perkamas, jo sąlygos yra vos ne vienam tam pirkiniui, ar ne? Ir iškart užkertamas kelias. Tai šitą reikia irgi įvertinti. Tai tos privačios nebūtinai, kad jos yra tikrai pažangesnės, bet jos tikrai pranašesnės sprendimų priėmimų.
Ir galų gale, matyt, sutiksite su manimi, kad kai esame maža šalis, mes pakankamai dažnai pamirštame, kad iš tikrųjų galima bendradarbiauti, gali būti sveika strateginė partnerystė ir tai yra puikus būdas, kaip nedidelėje rinkoje, kurioje tam tikri finansavimo šaltiniai galbūt nėra tokie dideli, kaip galėtų būti, tai gali būti labai geras ir gyvas ir greitas sprendimas. Tiesa? Bet tačiau, regėjimas, aš manau, yra tikrai pakankamai jautrus dalykas dėl paprastos priežasties, nes, tai yra būtina sąlyga mūsų gebėjimui naviguoti. Tiesa, ir čia matyt niekas su mumis nepasiginčys, kad galbūt jeigu žmogus turi su širdim, kas gink dieve nesakau, kad tai nėra mažesnė problema, yra įvairių ligų, tačiau regėjimo liga, jinai gali esmingai koreguoti mūsų gyvenimo kokybę, kaip aš pradžioje ir minėjau, ir tam tikrus netgi turėti ekonominę žalą, sakykime, mūsų šaliai. Profesorė, o kaip mes šiandieną atrodome europinėme kontekste, iš jūsų kaip tikros profesionalės pačios srities, ką jūs galvojate, kokia yra mūsų kaip šalies atspirties pozicija? Ir iš ten mes galėsime truputį ir su Audra matyti ir nukeliauti į ten, o kokiųgi vis dėlto inovacijų mes turėtume pasižvalgyti? Tikrai tarptautiškai plačiai dirbu ir bendradarbiauju ir, tai sekasi neblogai, bet turim tikrai nemažai problemų. Ir mes atrodom iš šalies daug geriau kartais negu yra iš tikrųjų, nes kartais mėginam patys savo jėgomis pritempti. Žiūrėkit, čia turbūt nuo tų senų laikų, kai trūkdavo aparatūros, žiūrėkit, trūksta klinikose aparatūros, tai tada greit susisiekiama su KTU inžinieriais, jie ten ką nors greitai sugalvoja ir mes tada galime daryti tai, ką kiti daro už brangius pinigus. Tai čia vienas dalykas. Bet kitas dalykas yra tai, kad vis dėlto mes Lietuvoje esam per daug dideli stagnatoriai. Labai kartais stinga to sveiko požiūrio, kuris būnant lankstiems daugiau galėtume laimėti. Tai tarkim, dabar labai paprastas pavyzdys. Mano pačios darbo srityje, aš dirbu su tinklainės lingomis ir tarkim, Estai, aš prieš bene 10 metų su Australijos ir Šveicarijos kolegom bandžiau įdiegti tą modelį, kad mes galėtume dalintis duomenimis, bet tai buvo trečios šalis, čia buvo labai daug kliūčių, bet Estai, jie kurį laiką nieko nedarė, staiga atsirado jauni žmonės, kurie, sakė, pasėdėjo, jie juokėsi, ne garaže sėdėjom, bet svetainiai. Ir per savaitgalį susidėliojo viską, toj pačioj e-sveikatai padarė pakeitimus, kurių mes prašom eilę laiko. Ir jie suvedinės tuos duomenis ir jie tuos duomenis galės apibendrinti ir naudoti puikiai, vėliau pristatydami savo plačiai publikai, vėlgi tarptautiniai auditorijai savo darbus, rezultatus, tuo pačiu galės savotiškai audituoti savo darbą, ką jie daro. Ir visiškai paprastas tas lankstumas gali būti labai naudingas ir sutaupyti begalę pinigų. Geras pavyzdys, jau girdžiu, kad hakatone vienas iš iššūkių tikrai galės būti dalinimasis duomenimis ir supaprastinimas esamos sistemos, tiesa. Audre, o iš tavo perspektyvos, kaip tu paminėtum, kokioj situacijoje mes šiandieną esame, galų gale nuo prieinamų paslaugų klausimo iki to, kur šiaip iš tikrųjų pasaulis juda ir ar mes judame pakankamu greičiu? Mes tikrai judame į priekį. Skirtumas labai yra didelis, kaip gyvename prieš 5 metus ir kaip gyvename dabar. Lyginant su Europos kitomis šalimis, tam tikrose srityse atsiliekam stipriai, bet, sakyčiau, tikrai nesame blogiausioje padėtyje. Galbūt, kas liečia tam tikras čia jau medicininės sritis, diagnostikos ar prieinamumo gydytojai, galbūt tikrai nesame pirmaujantis, o šiek tiek prastesnėje situacijoje, lyginant su Europą, bet kas liečia paslaugų prieinamumą, aplinkos pritaikymą, tai
labai jaučiasi įdirbis nevyriausybinių organizacijų ir situacija gerėja, ne taip sparčiai, kaip norėtųsi. Ir dar tikrai labai daug trūksta, mūsų neregiai ir silpnaregiai išgyvena didelę atskirtį ir daug sunkumų naviguojant aplinkoje ir naudojantis įvairiomis paslaugomis. Tai tobulėti yra dar tikrai stipriai kur ir yra iš ko pasimokinti iš kitų šalių. Ir darbo tikrai turime. Tai čia, manau, čia kaip ir formuojasi tokios esminės 3 kryptis. Tiesa, mes galime pasikalbėti, kad prevencijoje tikrai yra erdvės, ką galima patobulinti tam, kad žmonės greičiau sužinotų apie problematiką arba, sakykime, pakankamai laiku kreiptųsi tam tikrų specialistų pagalbos. Antroji, matyt, labai svarbus klausimas yra ir kur norėtųsi galbūt nukreipti mūsų hakatono dalyvius, profesorės tiksit su manim, yra pagalba gydytojui, teisingai juos gydant, tam tikrų technologijų atvedimą į kabinetą ar į tam tikrą vietą, kur yra teikiama konsultacija. Ir trečioji, kaip Audra teisingai paminėjo, ta socialinė dedamoji iš tikrųjų, ar šiandieną mūsų aplinka yra pritaikyta tiem žmonėm, kuriem galbūt visai nesudėtingai tai galima supaprastinti, padėti, ar tikrai šiandieną technologijos geba padėti tiek naviguoti erdvėje, tiek pasakyti, kas yra prieš tai, numatyti tam tikras kliūtis, taip toliau ir panašiai. Tai gydytoja, tai aš tuomet iš karto pas jūs ir atkeliauju. Kaip šiandienos technologijų kūrėjai galėtų padėti pacientus gydantiem gydytojui? Na, čia yra tikrai daug dalykų, bet jeigu taip galvotume apie tokius pačius paprasčiausius, lengviausiai prieinamus, tai, manau, vienas iš tokių tai yra, būtų galbūt liečiantis ankstyvos diagnostikos. Tai, aišku, paprastai, kai kalbam apie ligas, yra prevencija, ankstyva diagnostika, savalaikis gydymas, tai, prevencija taip, apie prevenciją irgi reiktų kalbėti, bet aš jau iškart šoku į tą ankstyvą diagnostiką, man čia labiausiai aktualu. Tai ankstyvos diagnostikos, aišku, pasitelkimas telemedicinos būtų labai didelis dalykas, vėlgi, o jau taikant, tarkim, telemediciną, tada vaizdų, ypač oftalmologijoje mes turim daug vaizdų analizę pasitelkiant dirbtinio intelekto algoritmus ir čia darom daug, bet aišku, kol ateis visa teisinė bazė, kol tą galėsim naudoti, galbūt užtektų daug paprastesnių dalykų. Tai vienas tokių dalykų irgi, ką minėjau, iš dalies pradedant net nediagnozuoti, o kai jau pradedi žmogų žiūrėti, ar ne, tos medicinės dokumentacijos pildymas, ar ne, informacijos surinkimas. Vėlgi, kad galėtume viską įvertinti, mes jau turėtume. Ir įsivaizduokit, dabar, pavyzdžiui, reikia atsidaryti man bene kelis vizitus, jeigu aš noriu sužinoti tikrą anamnezę. Jeigu viskas sukristų į vieną krūvą ir man vieno klavišo paspaudimu aš jau galėčiau matyti, kas buvo prieš tai. Tai va čia tikrai yra reikalinga, visai net be didelių investicijų. Jūs kalbate, matyt, apie to taip vadinamo skaitmeninio asistento įgalinimą. Teisingai, šiandienos technologijos tikrai gali leisti tą vadinamą tokį turėti apžvalgą, greitus kažkokius išryškinimus. Čia galbūt tokiu populiariuoju būdu galėčiau pasakyti, kaip mes atkeliaujame į naujienų portalus ir būna ta tokia vadinama kategorija suprasti akimirksniu. Tai kurgi yra tiesa? Taip, tikrai labai taikliai. Audre, o iš tavo perspektyvos, kadangi tikrai, manau, domiesi tam tikrų technologijų ar inovacijų pritaikomumais, tai neinant į labai, sakykime, tam tikrų komplikuotų, giliųjų technologijų sprendimų, kas yra paprasti sprendimai, kur tau dažnai kyla klausimas, kodėl po velniais mes šiandieną dar to neturime. Ir ar tikrai negali susėsti 3 inžinieriai su gera fantazija ir labai greitai vieną dalyką sujungti su kitu ir paprastuoju būdu tiesiog pasiūlyti rinkai prasitestuoti ir galbūt tai gali būti labai reikalingas technologinis sprendimas jau šiandien. Taip, tikrai man kyla tokių minčių ir kaip ir jūs teisingai pasakėt, aš vis dėlto sakyčiau, raktinis žodis mums technologijoms yra paprastumas, nes tų tokių technologijų
padedančių neregiam ir silpnaregiam, jų yra jau šiai dienai pakankamai nemažai. Ir tikrai galiu pasakyti drąsiai, kad tie, kurie yra labai įgudę technologijose, jie yra daug labiau pažangesni ir jie yra daug labiau prisitaikę visuomenėje. Jiem yra lengviau naviguoti gatvėje, lengviau pasiekti paslaugas, viskas yra daug paprasčiau. Bet tai dažniausiai yra tie, kurie labai stipriai yra pasikaustę technologijų srityje, puikiai valdė kompiuterius, puikiai valdė technologijas. Bet su regos problemomis susiduria labai daug senyvo amžiaus žmonių, kurie neturi tokios galimybės ir neturi tokių žinių ir gebėjimų naudotis tomis technologijomis. Todėl aš labai atkreipiu dėmesį į svarbą supaprastinimo technologijų. Tai gal ne tik tai naujų kūrimo ir diegimo, kas irgi yra labai svarbu, bet labai svarbu esamų technologijų prieinamumo ir pritaikymo visiems žmonėms, nepaisant jų gebėjimo naudotis technologijomis. Tai aš, jeigu kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, tai dabartinis dirbtinis intelektas, jisai yra tikrai puikus asistentas ir manau, jisai galėtų būti puikus pagalbininkas bet kuriam senyvam žmogui, bet tiesiog senyvas žmogus turi su problema naudotis išmaniuoju telefonu, dėl to retas žmogus vyresnio amžiaus naudojasi šitą galimybę. Tai vat gal tiek. Na, o mes, profesorė, tuomet galbūt galėtume paliesti dar vieną temą, kiek man yra tekę domėtis mūsų sveikatos apsauga. Viena iš didžiųjų problemų yra bereikalingi kreipimąsi, kurie užverčia gydytojus ir tuomet tie, kurie iš tikrųjų turi problemą, jos negali pasiekti. Ar šioje vietoje jūs matytumėt technologijos pritaikymą tam, na, visų pirma, matyt, kad psichiką sutvarkyti, tai čia aš taip juokingai noriu atkreipti į panikuojančių žmonės, kurie bereikalingai visur mato kažkokią didelę ligą, o iš kitos pusės galbūt jūs matytumėt erdvę, kur, na, tam tikra informacija, pasibandymai tikrai galėtų būti skaitmenizuoti ir tokiu būdu būtų nuimtas tas pirminis krūvis, kuris yra, na, galbūt ir šeimos specialistai, šeimos gydytojai galėtų susitvarkyti. Ką jūs galvojate šią kryptimį? Iš tikrųjų taip, mes netgi su tokiu kreipiniu kreipiamės ir į ministeriją, siūlydami mažinti eilės, ar ne? Nes tikrai labai dažnai tai būna, kad aš tiesiog antros nuomonės, trečios, ketvirtos, ir tu pasižiūri, kad tas žmogus visiškai neseniai lankėsi čia ir galvoja, kaip tai buvo. Tai nežinau, čia būtų gal truputį labai drastiškai siūlyti apmokestinti, ar ne, bet aš nežinau net iš tikrųjų, kaip tai monitoruoti, nes Lietuvoje iš tikrųjų be baudimo tai nieks nesupranta. Jeigu tektų susimokėti, gal žmonės kitaip galvotų, o čia viskas yra nemokama ir gaunama čia ir dabar, nes tarkim, Panevėžy, tai jūs juokaujat, daktarė, pas mus Panevėžy eilės daugiau kaip pusę metų, o pas jūs per 2 mėnesius ir gavau ir atvažiavau. Na ir tuo pačiu dar vyrą užregistravau, nes jam irgi skaityti sunku jau. Tai bet šitas monitoravimas tikrai padėtų labai daug ir tikrai padėtų ir tas eiles trumpinti ir, na, tausoti gydytojų nervų sistemą. Nes reikia visada tvardytis, kad nepasakyt ko nors, ką jūs čia veikite, o jau nekalbant apie lėšas. Tai Jūs taip pakankamai delikačiai norėjot visiems priminti, kad išteklių jų yra tiek, kiek jų yra, ir jeigu mes juos vartojame neatsakingai, tai šioje vietoje gaunasi kamščiai, o kamščiai tuo metu, na, tiesiog sudaro sąlygas, kur kai kurie, kur dar galim būtų užbėgti už akių ir, sakykime, sustabdyti tam tikrą procesą, dėja, bet nepatenka. Tiesa. Dėkui už labai gerą apibendrinimą. Taip, o Audre, kai kalbame apie sveikatą, koks yra pačios požiūris į vyrų gebėjimą naviguoti, kad čia nesąmonė praeis? Ar šitoj vietoj yra erdvės būtent susifokusuoti hakatono dalyviams į vyrų gebėjimą suvokti, kad žiūrėk, jeigu jau šitie dalykai vyksta, tai būk mielas, atsistok, nebijok ir vis dėlto jau keliauk, jau reikėtų. Taip, tikrai pritarčiau, kad šiandien
ne vieta, ne tas sritis, kur reikėtų vyriškumą parodyti. Sveikata yra vis dėlto visų prioritetas turėtų būti ir visiems tai yra labai labai svarbus dalykas. Tai hakatono dalyviam taip pat tikrai paraginčiau labai atidžiai žiūrėti į bet kokią sveikatos problemą ir akių ypač, nes nesirenka nei lyties, nei amžiaus ir tikrai pasekmės gali būti labai liūdnos laiku neapsilankius pas gydytojus, laiku nesiemus tam tikrų veiksmų. Ir lygiai taip pat, kas liečia jau turint regos negalią, tai irgi labai svarbu yra laiku pasiimti tą pačią baltąją lazdelę, nesigėdinti ir kažkaip tai nekompleksuoti, kad apsaugoti save, kad būti pilnaverčių visuomenės dalyviu, o ne užsidaryti, atsitraukti ir likti namuose. Tai čia labai svarbus yra momentas, iš tikrųjų, psichologinis. Profesorė, o ką visuomenė reiškia gydytojas, kuris negali ar nenori dirbti su šiuolaikinėmis technologijomis? Ar tai yra problematika, kuri irgi galėtų būti spręstina? Koks yra jūsų požiūris? Šioje vietoje ne tai, kad aš čia noriu, kad jūs, sakykime, pakritikuotumėt kolegas, bet galbūt per tą tokį, labiau filosofinę prizmę. Kiek mes šioje vietoje turime erdvės domėtis naujovėmis ir kiek, sakykime, medikų bendruomenė yra suinteresuota kuo daugiau jų išsibandyti. Mes iš čia galėsime dar trumpai ir apžvelgti būtent prieš tai mūsų labai trumpai aptartus biurokratinius ar teisinius klausimus. Naujienos be šiuolaikinių technologijų tikrai pasiekia mus daug lėčiau ir kartais gerokai vėlai, ar ne? Jeigu mes neorganizuojame, tarkim, mūsų draugėje, jeigu mes organizuojame ne per dažnai tas konferencijas, mes tiesiog taupom gydytojų laiką kolegų, nes yra ir užsienio konferencijų ir kitų, tai jeigu jie lauks visus metus, kol mes ką nors naujo pateiksim, tai bus labai ilgai. Todėl iš tikrųjų labai reikia to kasdieninio tobulėjimo ir, tarkim, ryte nubudus, kas jungia kokį Facebooką dėl to, kad pažiūrėt, ką vakar draugai veikė, kai kurie būna tokie, kurie jungia ir pasižiūri, kas per naktį įvyko kitapus Atlanto. Ir tu jau gauni kokius breaking news ir gauni naujausias žinias. Aš jau žinau, kas buvo vakar priimta ir ką dar tik tai vėliau. Tai yra labai svarbu. Kaip paskatinti tą daryti? Sunku, labai Audrė gražiai paminėjo tą prieinamumą, ar ne, tą kažkaip savotiškai įtraukimą, ar ne, gal tų vyresnių žmonių, bet šiaip iš tikrųjų daug sunku pasakyti, nes turiu kolegų, kurie yra gerokai garbaus amžiaus ir jie sugeba eiti koja, o yra tokių, kurie vis dar jauni ir gerokai jaunesni už mane ir net ir turbūt ir mūsų rezidentų tarp tokių matome, kurie, kai reikia, tai pasižiūri arba kai kas nors papasakoja ir dar nori, kad irgi dar papasakotų suvirškintą, ne tai, kad pačiam pasigilinti ir plačiau sužinoti. Tai tas prieinamumas tikrai didintų. Bet technologijų šiais laikais jau turbūt niekur. O mūsų diagnostikos, jau čia aš kalbu apie žinias, o jau apie diagnostiką tai šis, nes, tarkim, Lenkijoje tą pačią optinę koherentinę tomografiją, tai yra skanavimas naudojant lazerį, ne ultragarsą, ne tomografiją kaip radiologija, o lazerį skanuoja ir sukuria mums vaizdą, parodo. Tai jau prieš kokius gerus 5-6 metus Lenkijoje beveik kiekvienas privatus kabinetas turėjo tokį. O pas mus ne. Ir mes neseniai prieš 2 metus kokius svarstėm irgi peržiūrinėjom gydytojo oftalmologo normą ir pradėjom sakyti, kad gal jau laikas jau mūsų ir ne tik tai ne tik 3 lygio ligonėms, bet ir kitiems turėti tokį aparatą. Tai daugelis kolegų sakė, čia mes spaudžiam, čia taip nereiktų būti.
Na tai kaip? O dabar jau praėjo tiek laiko ir dabar čia mes nutarėm vis dėlto tada, kad nuo 27-ųjų turės turėti visi ir visiškai nieko, ir visi mokosi, ir domisi, ir juda į priekį. Tai, na, čia su bizūnu tų žinių mes niekam neįkrėsim, žmonės turi norėti patys, bet tikrai reikia padėti ir padaryti tą prieinamumą. Tai jau aš kalbėjau apie žinias, apie diagnostiką, na ir aišku, gali būti tuo labiau vėlgi. Galbūt netgi tą ir naudojimasi to dirbtinio intelektu ar dirbtinio intelekto įrankiais, ar ne. Nes visai nesvarbu, aš dar jaučiuosi gana jauna, bet ateina už mane daug jaunesni mano pacientai ir jie tikrai ateina jau pasiskaitę ChatGPT apie savo, ar kitoj platformai pasiskaitę apie savo ligą ir jie gali jau kai ką žinoti irgi daugiau už mane, tai aš negaliu visiškai atsilikti. Aš turiu tą daryti kasdien, nes aš turiu ruoštis sutikti ir tokius pacientus. Labai jūsų atsakymas man sukėlė keletą gerų minčių. Aš netgi sugalvojau vieną sprendimą, kurį galima būtų jau iš tikrųjų šiame hackatone padaryti. Tikrai yra nesudėtingai, galima užtikrinti, kad visi gydytojai, kurie pareiškia norą, kiekvieną rytą jau gautų perkramtytą informaciją, tiek naujų patentų, tiek naujų įdomių mokslinių tyrimų atradimus, nes aš net nebejoju, kad na, kažkodėl tais mums atrodo, kad šitoj srity nėra to tokio kaip ir proveržio, bet aš net nebejoju, kad iš tikrųjų yra. Ir profesorė, galbūt iš jūsų perspektyvos būtų įdomu jūsų paklausti, o šiandieną šiaip, na, tokiam didžiajam, plačiajam pasaulyje, ar apskritai regėjimo gydyme yra kokių nors didelių proveržių? Ar yra kažkas, kas fundamentaliai, arba mes esame labai netoli, palaukime, netrukus tikrai bus patikrinta, pravaliduota, klinikiniai tyrimai atlikti. Ar jūs dėl kažko esate taip susižavėjus ir tikrai labai labai džiaugiatės, kad pagaliau tai bus įmanoma? Tikrai taip. Ir šiaip jau atėjimas tos vadinamas farmakoterapijos į tinklainės ligas, tai prieš 10 metų buvo galingas proveržis. Ir tai buvo ir diagnostikoje, kad mes pradėjom daug anksčiau matyti ir sakydavo, pačioj pradžioje, kai pradėjom kalbėti apie amžinę geltonosios dėmės degeneraciją, sakydavo, tai palauk, tai kas čia yra, ar čia katarakta ar glaukoma, nes apie tai niekas nekalbėjo, nes nebuvo nei diagnostikos pakankamos, nei gydymo. Tai kam apie tai kalbėti? Todėl kalbama buvo mažai. Kas skaitė, tai rado, bet kad ištisai ir plačiai būtų, tai tikrai nedaug. Na ir šiandien jau visai kitaip, jau dabar ateina daugelių žmonių ir sako, tai daktarė, o kaip su ta mano geltona dėme, ar aš ją turiu ar ne, tai čia kitas dalykas. Tai buvo didelis proveržis ir atsirado diagnostika ir atsirado gydymas. Dabar tai tapo kasdienybė, dabar jau mums stinga, mes keliam reikalavimus, mes norim vaistų, kurie būtų naudojami ne taip dažnai, kad būtų mažesnis krūvis, kad jie ilgiau veiktų, kad jie efektyviau veiktų ir jau prie gero priprantama greit. O dabar didysis proveržis tikrai laukia genų terapijoje, tai ypač liečia įgimtas ligas, bet ne tik jas. Įgimtas ligas, kur genai nulėmė ir tikrai mes nieko anksčiau negalėjom daryti. Irgi už tai ne per daug buvo kalbama apie tai, nes kai nieko negali padaryti, tai laukia didžiulis proveržis, tik tai vyksta klinikiniai tyrimai, tik kaip su tuo susidoros mūsų sveikatos sistema, ar galės kompensuoti, nes žmonės patys to tikrai negalės savo leisti įsigyti patys savo jėgomis, tai neaišku ir tikrai čia bus greit. Ir svarbu tai, kad ta genų terapija ateina ne tik į tą sritį, kur reikia pakeisti tą sergantį geną, iškirpti ir įdėti naują. Ateina ir į lėtinės ligas, ir į tą pačią amžinės geltonosios dėmės degeneracijos gydymą. Nes būtent pakeitus geną, kuris labiau įjautrina vaistui, mes galim turėti tą retesnį gydymą. Ne tai, kad mes ten jau gydysime, bet mes tiesiog pakeisim jautrumą paciento tam vaistui. Tai čia laukia labai šviesi ateitis ir aš stengiuosi visada ir pacientams sakyti, kad
reikia dar kantrybės, dar truputį kantrybės. Na, mes kaip rizikos kapitalo fondas, kuris investuojame į, sakykime, į kritinės technologijas ir gyvybės moksluose, irgi matome pakankamai rimtų proveržių tos vadinamos personalizuotos medicinos kryptimi. Na, iš tikrųjų, mes kaip ir visi esame panašus, po oda pas mus daugiau mažiau viskas yra taip pat, tačiau mes lygiai taip pat esame absoliučiai unikalūs, ne? Kūriniai, kuriuose, na, tikrai, kai kuriais atvejais, na, yra labai personalizuotos problematikos, kurias reikėtų spręsti personaliai, kaip sakoma, nereikia bandyti visiems tą pačią šukuoseną uždėti, nes galbūt kai kur ir tikrai tai labai netinka. Audrė, o iš tavo perspektyvos, tikrai net neabejoju, kad labai daug domiesi, kas tau kelia didžiausią, na, tokį džiugesį ar nuostabą ir kuo tu sakytum, na, pagaliau pasaulis priartėjo arba jau pradėjo spręsti ir netrukus vis daugiau žmonių galės išvengti tam tikrų problemų. Tai didžiausia džiugesį, turbūt nieko naujo nepasakysiu, tai kelia dirbtinis intelektas, kurio galimybės yra tikrai begalinės ir kuris labai stipriai padeda regėjimo negalią turintiems žmonėm, pradedant nuo vaizdo apibūdinimo nufotografavus, netgi daiktų suradimo kažkur tai nukritus pievoje, parodyti dirbtinį intelektą ir jisai jau apibūdins, kurioje vietoje tas daiktas yra. Visų redagavimų, tekstų skaitimų, išvertimo į neprieinamo internetinės erdvės puslapio į skaitomą, perskaitomą informaciją. Tai iš tikrųjų galimybės atsivėrė su dirbtiniu intelektu labai labai didelės ir jos labai sparčiai eina į priekį. Tai čia iš tikrųjų tikrai yra wow. Ir labai viltingai žiūri ir į integraciją dirbtinio intelekto į naujas technologijas, tai kas liečia navigaciją gatvėse, išvengiant kliūčių, daiktų atpažinimo srityje. Pati turiu mažų vaikų, tai pagalbos vaikus prižiūrint ir atviroje erdvėje ar tam tikrų vizualinių dalykų, kurių negali pamatyti, irgi atpažinimą būtent dirbtinio intelekto pagalba. Tai galimybės yra labai labai didelės ir labai džiugina. Asistavimas. Tiesa, tiesiog technologija, jinai veikia visada ir jinai turėtų tapti dar modernesnė ir dar labiau prieinama. Ar teisingai supratau? Tikrai tai. Kuo plačiau naudojama, kuo labiau prieinamesnė, paprastesnė ir integruojama į kasdienius paprastus dalykus. Na tai puiku, žiūrėkit, keliaujame jau visai mūsų diskusijos pabaigą, tai aš turiu 2 paskutinius klausimus. Pirmas, pasikelkime fantaziją, yra toks taip vadinamas tokia metodika. Įsivaizduokite, kad mes esame supermenai ir turime viso pasaulio pinigus. Profesorė, jeigu biudžetas yra absoliučiai neribotas, jūs turite prieigą prie visų šio pasaulio protų. Kokį sprendimą jūs norėtumėt įgyvendinti, padaryti ar išspręsti? Na, čia turbūt, čia labai daug, čia labai daug galiu prigalvoti, bet, greičiausiai turbūt būtų, norėčiau testuoti visus žmonės, testuoti ir iš anksto užbėgti už akių, žinant, kokios problemas gali jiems iškilti, ar ne? Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, labai norėčiau, kad, vaistų kūrimas irgi galbūt atėjimas į rinką būtų daug paspartintas, ar ne? Ir vėlgi, kad tas... Teisinę aplinką pakoreguoti norėtume, tiesa, ir tai kaip ligonių kasos iš tikrųjų analizuoja inovatyvių sprendimų pateikimą rinkai. Aš irgi su jumis sutinku, kad čia yra tiesiog neįtikėtinos erdvės optimizavimų yra. Ir yra tokių tikrai sprendimų, nes tiesiog kartais neša į orą kai kurie sprendimai, kai tiesiog visiškai kreivai pažiūrima į tą jau faktus, bet nutariama pažiūrėti, kad tik apriboti. Ir pažiūrima vietoj to, kad kai būtų tokio ilgalaikiai perspektyvai, tarkim, ne pačio ilgiausiai, bet 10 metų bėgyje, pažiūrima į 2 metus ir sakoma, žinot, per 2 metus šitas neparodė, šita technologija ar šitas vaistas neparodė efektyvumą.
žinoma, kad per 2 metus ne, bet tas žmogus gyvena ir niekad nepaskaičiuojama, visada skaičiuojamos tiesioginės išlaidos, niekad nepaskaičiuojamos tos netiesioginės, kurios kyla susijusios, visi žinom, kas jos yra. Tai tiesiog irgi kažkuria prasme padaryti, tas pinigų neribojimas padarytų viską daug prieinamesnį. Supratau, Audrė, dabar tavo eilė, yra neribotas biudžetas, prieiga prie pačių didžiausių pasaulio talentų. Kokią iš tikrųjų esminę problematiką imtumeis jau šiandieną spręsti? Jeigu visą tai, ką jūs minėjote, yra neribota, tai vis dėlto aš imčiausi spręsti regėjimo grąžinimo problemą, dėl to, kad tikrai kiekvienas neregys, silpnaregis, jisai, kad ir kaip jisai išgirdęs būtų savo diagnozę, kuri yra neišgydoma ir tarsi tik tai su blogom perspektyvom, jisai svajoja atgauti regėjimą. Ir aš tikiu, kad prioritizavus regėjimą sveikatą pasauliniu mastu ir sutelkus viso pasaulio protus ir pinigus yra tikrai įmanoma sustabdyti tam tikrų ligų blogėjimą ir grąžinti regą net ir visiškai nematantiems žmonėms. Labai gražus paminėjimas, iš tikrųjų ne kartą tiek su šio hakatono organizatoriais esame kalbėję, kad labai liūdna, tačiau tam tikros retos ligas nesusilaukia savo dėmesio būtent dėl to taip vadinamo kaštų ir naudos analizės. Nors, kai kalbame apie sveikatą, apie ką mes čia kalbame, tai kokia čia gali būti nauda, nenauda. Kiekviena sveikata yra sveikata, jinai yra svarbi ir mes turime vertinti ir turime daryti viską, kad tai būtų prieinama. Bet tačiau, hakatono dalyviams, gerbiami mano pašnekovai, kogi jūs palinkėtumėte tiem jauniems žmonėm, kurie lapkričio 7-9 dienomis susės į vieną didelę erdvę ir bandys padaryti galbūt kartais paprastą, galbūt kartais šiek tiek sudėtingesnę, bet ko jūs jiem palinkėtumėt, kur jiem ieškoti naujų sprendimų ar kokią problematiką griebti? Čia norėčiau užduodamas klausimą pabrėžti, hakatonas vyksta labai trumpą laiką. Reiškia, mes turime pabandyti padaryti nedidelę iteraciją, kuri gali tapti gero ir didelio sprendimo užuomazga. Tai jeigu aš klausčiau jūsų ir jūs rinktumėtės komandą, tai kokią užduotį jūs jiem pasiūlytumėte išspręsti? Profesorė, jūs mėgstate pradėti, tai nuo jūsų pradėti. Atsiprašau, čia tas toksai. Tai viskas tvarkoje. Čia nėra blogai, čia kartais savanorystė. Tai, pirmiausiai, norėčiau, kad visi užsidegtų tuo noru padėti, nes nuo noro viskas prasideda, ar ne? Ir tai svarbiausia, kad jeigu yra noras padėti, tai tikrai sugalvosim kaip, ar ne? Ir tada, ir pagalvoti, kaip mes galim padėti tiek gydytojams, tiek pacientams. Tai pacientams reiktų tikrai didelės pagalbos jų galbūt kasdienio gyvenimo sprendimuose, rekomendacijose ir kažkur, o gydytojams toj kasdieniai rutinoje irgi labai reikia pagalbos, nes mums reiktų tikrai optimizuoti. Aš tikrai kartais galvoju, visai džiaugčiausi, kad turėtume vadovų ne iš tik savo medikų tarpo, bet ir atėjusių iš kitos aplinkos, kurie padėtų mums optimizuoti mūsų darbą, nes kartais tai yra sunku ir mes esam paskendę darbuose ir mes deginam save ir baigiam sudegti patys ir tuo pačiu nepadedam, galėdami padėti daugiau. Tai toks palinkėjimas. O jeigu kokią temą rinktis, tai viena iš temų būtų galbūt, Audrė labai gražiai čia užkabino tą prioritarizavimą sveikatos, tai aišku, mes čia taip 1-2 ir nepadėsim, bet tikrai ačiū, kad šitas hakatonas yra šita tema, jau tikrai bus vien tas temos pasirinkimas, o šiaip dar tokią temą galėčiau pasiūlyti, su kuria visai neseniai pati susidūriau. Vieno projekto veikloje turėjome
daug dirbti su regos negalią turinčiais žmonėm ir tiesiog norėdama padėti, bet nežinodama kaip, esu net padariusi visai kvailų žingsnių ir bežiūrėdama, kaip vedu tą žmogų, kuris nemato, nuvedžiau vyrą į moterų tualetą. Tai čia tokių būna. Tai vat reiktų visokios pagalbos ir, ta prasme, kaip nors mokyti ir padėti suprasti, kaip padėti. Na, tiesiog linkiu gerų norų, gero užsidegimo ir tikrai esam atviri patarimams. Ačiū labai už tikrai platų atsakymą ir dabar tikrai supratau, kad kartu su Hackatono organizatoriais tikrai pasirūpinsime, kad į šį Hackatoną būtų pakviesti ir GovTecho, tai čia, sakykime, yra kita iniciatyva, kurios metu yra tobulinami valstybiniai įvairių sprendimai ar institucijų tam tikros sistemos. Tikrai pabandysime pasikviesti ir jų įprastus dalyvius ir sprendėjus. Na ir manau, čia galbūt reikėtų pasikviesti ir tos žmonės, kurie turi reikalų su e-sveikata. Tai jūsų signalas yra išgirstas. Ačiū Jums labai už tai. O matyt, dar labai svarbus dalykas, nežinau, kiek mums tai pavyks įgyvendinti, tikruosius Hackatono dalyvius, matyt, mums teks uždaryti į labai tamsų kambarį ir leisti jiem ten pabūti 5 minučių tam, kad jie suprastų, kai yra šis, sakykime, mums itin svarbus kasdienoje signalų priėmėjas deaktyvuotas laikinai ir kaip tada keičiasi perspektyva į tam tikrus dalykus, kurie yra įprasti. Tai čia bus visai galbūt ir neblogas eksperimentukas. Pasižiūrėsime, ar mums pavyks tai padaryti. Audre, kreipiuosi pas tave. Na ir kokiegi galbūt būtų tavo paskutiniai palinkėjimai inovatoriams, kurie skirs savaitgalį tam, kad kažkokiu inovatyviu būdu pagelbėti šio tikrai didelio klausimo sprendimu, kur tu siūlytum jiem iš pradžių pasižiūrėti ir paieškoti problematikų, kurias galėtų jie galbūt pakankamai greitai išspręsti. Tai visų pirma linkiu geros nuotaikos ir prisiminti, kad darbas jų yra labai labai svarbus ir reikšmingas mūsų bendruomenėje aklųjų ir silpnaregių. Ir ta tematika, tai vis dėlto visos sritys yra labai svarbios, tiek sveikata, prevencija, aplinkos pritaikymas, paslaugų pritaikymas, buities palengvinimas žmonėms su regos negalia. Įvairios sritys ir aš manau, kad kiekviena sritį, kokią be išsirinktų Hackatono dalyviai, jie tikrai gali įdėti labai didelį indėlį žmonėms susiduriančiais su regėjimo problemomis. Ir dar siūlyčiau prisiminti šių metų pasaulinės sveikatos organizacijos šūkį "Mylėk savo akis". Tai remiantis į šį šūkį prisidėti prie visuomenės meilės savo akims ir būtent su šiuo geru tikslu ir išreikšti savo kūrybingumą. Ir manau, kad tas kūrybingumas jisai tikrai duos vaisių. Ačiū Jums labai ačiū už Jūsų mintis, atsakymus, na, iš tikrųjų atvirai pripažinta tam tikrą problematiką ir idėjas, kur galėtų Hackatono dalyviai ir nuskreipti. Taigi dar kartelį visiems primenu, kad su manimi šiandieną kalbėjusi Lietuvos akių gydytojų draugijos pirmininkė, LSMU ligoninės Kauno klinikų gydytoja oftalmologė profesorė Vilma Jūratė Balčiūnienė ir aktyvi Lietuvos ir tarptautinių projektų visuomeninės veiklos susijusios su akių sveikata dalyvė, Regos inovacijų instituto bendraįkūrėja Audrė Grybauskaitė. Nu, o tos, kurie mus žiūrėjo, klausėsi ir šiuo metu yra labai užsidegę kažką daryti, kviečiu visus užsukti į hospiton.lt svetainę ir iki susitikimo jau lapkričio 7-9 dienomis. Ačiū visiems labai. Ačiū visiems.